Taip, lygiai 14 valandų 00 minučių. Kolegos, susikaupkime, kaip ir buvome sutarę, prieš pradedant antrą posėdžio dalį popietinę, tradicinė klaipėdiečių tribūna ir į tribūną kviečiamas ponas Algirdas Šumskis. Prašome. Nevadovaukite. Sveiki, jums 5 minutės, čia pas mus labai griežtai kaip ir chore reikia pabaigti dainą per tam tikrą laiką, tai ir čia yra lygiai 5 minutės. Ačiū. Dėmesio gerbiami deputatai, aš paskaitysiu Lietuvos chorų sąjungos pareiškimą ir paskui, jeigu dar liks laiko, šiek tiek pakomentuosiu. Lietuvos chorų sąjunga, išanalizavus Klaipėdos miesto chorinės bendrijos aukuros kreipimasis dėl Klaipėdos vasaros koncerto estrados išsaugojimo, pritarė bendrijos aukuros nuomoniai, kad Klaipėdos vasaros koncerto estrada yra būtinoji dainų šventėms rengti vieta, nedaloma ir neatskiriama dainų švenčių tradicijos komponentas, tautinio tapatumo kultūros raiškos prielaida, vieta, kurioje tauta švenčia ir įprasmina savo būtį. Ypatingai svarbu, kad Klaipėdos vasaros koncerto estradoje nuolat vyksta miesto, regiono ir respublikinės dainų šventės, festivaliai ir kiti renginiai. Jie yra tiesiogiai susijęti su Lietuvos dainų švenčių tradicijos veiksmų ir procesų, kuriame dalyvauja didžiulė visuomenės dalis. Akcentuojama, kad vasaros estrada Klaipėdoje yra neatskiriamoji sudėdamoji dalis visos Lietuvos dainų švenčių tradicijos, kurią pasaulinė UNESCO organizacija yra paskelbusi žmonijos žodinių ir nematerialiųjų kultūros paveldų, bei įpareigojusi valstybę jį visokiojopai saugoti ir puoselėti. Vasaros estrada tapo tikrų miesto ir viso regiono simbolių, vieta liudijančia istorinių ir kultūrinių įvykių atminimą. Pritarėme Lietuvos kultūros ministerijai, kad šiuo metu Klaipėdos vasaros koncertų estrada yra nepakankamai išnaudojama miesto bei regiono kultūros bei kitoms reikmėms. Lietuvos chorų sąjunga pareiškė, kad šis labai svarbus kultūros objektas specialiai statytas dainų šventėm rengti yra nepateisinamai apleistas. Ir savivaldybės pastangomis sunaikinti jį, nugriaunant vieną pagrindinių komponentų žiūrovų amfiteatrinį sektorių, yra niekaip nepateisinamas Lietuvos dainų švenčių tradicijos griovimo aktas. Taigi, gerbiami tarybos nariai, kreipiuosi į jūs, nes šis klausimas mūsų pastangomis buvo neįtrauktas į tarybos dienotvarkę posėdžių. Noriu pasakyti labai atsakingai, kad iš tikrųjų ir didelė dalis bendruomenės nepritarė šitam miesto savivaldybės ketinimui nugriauti žiūrovų sektorių pylimą ir vietoj jo pastatyti atitinkamas sportinės ir rekreacinės erdves, tai treniruoklius arba teniso kortus. Visiškai nepateisinama šitas elgesys, jo labiau, kad pagal UNESCO aš labai norėčiau, gerbiami deputatai, kad klausytumėtės. Tarybos nariai. Taigi, ačiū už repliką. Taigi, aš labai prašau jūsų įtraukti, jeigu neįmanoma kitaip išspręsti šito reikalo, į tarybos posėdį ir diskutuoti išsamei. Man yra žinoma kultūros ministerijos pozicija, kuri taip pat laikosi mūsų nuomonės. Rengiamas, kiek žinau, rengiamas ir Lietuvos prezidentūros kreipimasis arba pareiškimas šią temą. Iš tikrųjų, tai yra, jei švelniai tariant, barbariškas Lietuvos kultūros, chorinės kultūros griuvimo aktas. Kita vertus, noriu pasakyti, kad
Ateinančiai metai yra Klaipėdos kultūros sostinės metai. Kaip vasaros estradą mes pasitiksime Griuvėsiuose? Iš esmės, noriu jūsų žiniai pasakyti, kad 2018 metų dainų šventę rengia taip pat klaipėdiečiai. Tai aš, Tomas Ambrazaitis, Artūras Zambrauskas, Arvydas Juozaitis. Mes planuojame ir ketiname ir miesto kultūros. Kaip? Dėkui. 2017 metais surengti įžanginę dainų šventę Klaipėdoje, kurie rengsime klausimas. Taigi labai prašau jūsų atkreipti šitą problemą dėmesio, nepraleisti ją pro pirštais. Kita vertus, kultūros erdvė tai yra ne ekonominiais rodikliais matuojama erdvė. Ačiū uždėmesi. Ačiū gerbiamam Algirdui Šumskiui, kviečiama